Sveiki, aš esu kineziterapeutas ir sveikatingumo instruktorius Rokas, o šiandieną paruošėme treniruotę su dviejomis priemonėmis, taigi kamuoliukas ir lazdelė. Tai puikia treniruotė stiprinti kūną, lavinti raumenis ir gera mankšta smegenims koordinuoti judesius, kad jie būtų tikslus ir grakštus. Taigi nepabijokit pasportuoti ir prisijunkite prie mūsų. Tai dabar dešinę ranką laikysime kamuoliuką, tiksliau po dešinę ranką prie alkūnės, laikysime kamuoliuką prie savęs ir dabar lazdelę paimsime lygiai taip pat į dešinę ranką, bet už pačios pabaigos, kad liktų taip kaip kardą laikant. Nugaros tiesios, kojos lengvai sulenktos, bet pastatytos plačiau. Ranka kairė lieka prie klubų. Ir dabar pabandome ją vesti taip į dešinę pusę, svyra į šoną ir grįžtam į kairę. Ranką judiname per riešą. Reiškia, pasukame į dešinę, pasukame į kairę. Mes laikome kamuoliuką prie mūsų tam, kad nejudėtų alkūnė. Ir jeigu mūsų lazdelė būtų sunkesnė, pajaustumėt, kaip stipriai dirba aplink riešą esantys raumenys, dilbio srity, tai mes taip stiprinam rankas mūsų. Ir pabandykit, kad petys dešinės rankos nekiltų, o būtų nuleistas žemyn. Į vieną pusę ir į kitą. Į vieną pusę, į kitą. Gerai, sukeičiam pusės. Lygiai taip pat dabar kamuoliuką laikysime po kairę, prie pat alkūnės, kad būtų prispausta. Kairė ranka laiko lazdelę prie pat apačios, nugara tiesi, sulenkta ranka per alkūnę ir vedam lazdelę į vieną pusę ir į kitą. Į vieną pusę ir į kitą. Vėlgi pabandykit spausti ir su alkūne kamuoliuką, ne taip, kad pasidėjom paprastai, bet paspaudžiam kamuoliuką. Žvilgsnis tiesus, kvėpuojam giliai. Išjudinsim riešus, išjudinsim rankų raumenis. Tada bus rimčiau. Pilvas įtemptas, neatpalaiduokit pilvo. Gerai, dabar sustojam ir kamuoliuką mes pasidėsime ant žemės. Pasidėme mes jį ant žemės. Ir dabar lazdelę laikysime taip už pat kraštų prie rankų. Dabar pasidedam pėdą ant kamuoliuko. Reiškia, tik taip pasidedam dešinę koją su pėdą ant kamuoliuko, tam, kad būtų mažiau atramos, nes tai yra nestabilu. Labai stipriai nededam kūno svorio. Ir su lazdele dabar pabandome pasisukti į kairę pusę. Prie kairės pusės klubo pasisukome ir ištiesime aukštyn į viršų. Ir vėl pritraukiame iš kairės pusės, tiesiame į viršų. Išlaikom pusiausvyrą, bandom išlaikyti pusiausvyrą. Koja nestipriai laikosi ant kamuoliuko, dėl to, kad jisai yra nestabilus. Įkvepiam, iškvepiam, ištiesiat rankas į viršų ir į šalį. Super. Kiek išeina, ištiesiat aukštyn rankas ir už savęs. Į viršų, už savęs. Koja daugiau sulenkėt. Išlaikom pusiausvyrą, čia galvojate, ant vienos kojos yra ką veikti. Įsitėsi ir dabar už jūsų kiek išėjo. Ir vėl juda į priekį ir grįžta atgal. Kiek pavyksta, labai individualiai. Viskas gerai. Kiek išeina. Gerai, ištiesiat į priekį ir dabar žiūrėkit, juda rankos po jumis. Ir vėl į priekį po jumis. Super, klausykit. Gerai, dabar sukeičiam koją. Tai dabar priešinga koja pasidės ant kamuoliuko. Tai dabar su kairė koja. Kairę pasistatėme ant kamuoliuko, ne per stipriausiai, čia tam, kad būtų mažiau atramos. Ir dabar už lazdelės galų laikam, pasisukam daugiau į dešinę pusę prie klubų ir atsisukame į viršų. Į dešinę, į viršų. Mūsų dešinė koja lengvai sulenkta, bet visas kūno svoris tenka būtent jai, kad išlaikytų pusiausvyrą, kad išlaikytų mūsų judesius. Kiek pavyksta. Labai gerai. Įsitiesia rankos į priekį ir grįžta. Įsitiesia ir grįžta. Kvėpuokit, išlaikyti pusiausvyrą yra ką veikti. Ir dabar tiesiam į priekį. Gerai. Ir grįžta rankos prie jūsų. Ir vėl į priekį ir prie jūsų. Visą laiką. Taip juda tarsi rankos už mūsų atgal. Kiek pavyksta. Visas kūnas tvirtas. Ir dabar rankos juda prie jūsų ir įsitiesia į priekį. Į jūsų, į priekį. Viskas, užtenka. Klausykit, rimti reikalai. Atsikvėpiam dabar. Gerai, pamojavom. Dabar lazdelę mes panaudosime kaip mūsų atramos tašką, daugiau taip vidurio liniją. Tai pasidedam lazdelę per patį vidurį,
per kilimėlį. Čia mūsų bus riba. Į vieną ir į kitą pusę. Kamuoliuką laikysime tiesiomis rankomis, suspaustą su delnais. Pilvas mūsų įtemptas. Ir dabar su kaire koja žengiu į kairę pusę per lazdelę, pristačiau ir dešinę pakėliau. Ir peržengiau į dešinę pusę, kairę koją pakėliau. Ir taip į vieną pusę pakėlėm ir į kitą. Kuo didesnių žingsnių į vieną šoną, kuo didesnių žingsnių į kitą šoną. Jeigu norite sunkiau, kažkas norite iššūkių, galima peršaukti. Viena pusė ir kita. Atsiminkit, kad lazdelė tai mūsų tokia riba yra. Į vieną ir į kitą pusę. Ugdom koordinaciją, ne tik stiprinam raumenį šiandieną, bet ugdome ir koordinaciją, kad pajausti judesių savo. Va, labai gražiai. Žvilgsnis tiesus. Kvėpuojam. Į vieną pusę ir į kitą. Pilnai kelį pakeliat į viršų. Labai gerai. Nugara tiesi. Ištiesiat rankas į priekį. Va, vieną pusę pakeliat ir kitą. Gerai. Kuo aukščiau. Kamuolį suspauskit kuo stipriau. Kiek pavyksta. Vieną pusę ir kitą. Gerai. O jūs pabandykite atsisukti tiesiai į tą pusę ir žingsnis taip į šalį, pakeliat koją ir į kitą pusę vėl pakeliat. Į vieną pusę ir į kitą. Po paskutinį kartą. Viena, kita ir sustojam. Dabar kairę koją priklaupiam ant kelio. Kairė ranka laiko lazdelę, o kamuoliuką pasidėsim po dešinę pėdą. Pasidėsim po dešinę pėdą, dabar prisilaikot prie lazdelės, kad būtų visa atrama. Neskubėkit, visa jūsų atrama yra ant lazdelės, nugaros tiesios, laikotės tvirtai ant lazdelės. Kai pasidėsit kamuoliuką po pėdą, tai atsiminkit, kad labai stipriai nespausti, nes jisai visą laiką laksto. Dabar kiek pavyksta, ranką galit pasidėti ant kelio, mes tą kamuoliuką taip nestipriai paspaudžiam, atpalaiduojam. Paspaudžiam, atpalaiduojam. Čia labai stipru išlaikyti pusiausvyrą. Pajausit, kad vėlgi visas kūno svoris tenka kairiai kojai. Bent truputėlį išlaikant pusiausvyrą. Mes paspaudėm, atsipalaidavom. Kiek pavyksta? Vat, labai gerai, super. Ir išlaikot pusiausvyrą. Truputį paspaudėt kamuoliuką ir atsipalaidavot. Prisilaikot prie lazdelės. Va. Nuklausykit. Va, jau net ir žiemas slidus kelias neišgazdins. Žvilgsnis tiesus, va, išlaikyti pusiausvyrą, nugara tiesi. Labai gerai. Labai sunku išlaikyti pusiausvyrą, bet mes bandom tą ir treniruoti. Laikomis tiesiomis rankomis, ištieskit rankas. Va, daugiau reikės įgauti pusiausvyros. Labai gerai. Gerai, koja. Lėtai, taip visų kūnų grįžkite atgal, koja daugiau į priekį. Vat, super. Dabar įsilaikot. Dabar rankomis laikomės tiesiai. Va, žiūrim į priekį. Pabandom su kita pusė. Gerai. Labai gerai. Tai dabar pabandysime su priešinga pusė, kad viskas būtų vienodai. Tai dabar kairę koją pasidėsime ant kamuoliuko. Ir kiek pavyksta, nespaudžiam labai stipriai, bet kiek pavyksta, išlaikom pusiausvyrą. Visas kūnas tvirtas tiesus, laikomės su lazdelė priešais mus, kūno svorio atsirėmė į priekį. Ir taip nestipriai paspaudžiam kamuoliuką ir jis koja atsipalaiduoja. Paspaudžiam, atsipalaiduoja. Kai paspausit, kamuoliukas pradės stipriau bėgioti, bet išlaikom pusiausvyrą. Stenkitės rankų labai nelenkti, bet kaip tik ištiesti rankas ir giliai kvėpuoti. Įkvepiam. Iškvėpiam, paspaudžiam, atsipalaiduojam. Paspaudžiam, atsipalaiduojam. Dar keletą kartų. Rankos tvirtai ištiestos. Kuo stipriau, atsipalaiduojam. Paskutiniai kartai. Rankos tiesios. Kai tik rankos įsitiesia, koja daugiau į priekį. Super. Ir laikot nugarą tiesią. Paspaudėt, atsipalaidavot. Dar kartelį. Labai gražiai. Kiek pavyksta, paspaudėt. Nu super, gerai. Ir čia labai gerai išeina tiesios rankos, kūnas tvirtas, paspaudėt, atsipalaiduojat. Galbūt su viena pusė lengviau, su kita truputį sunkiau. Viskas dreba, bet nenukrenta. Tai va to mes ir siekiam. Viskas, sustojam. Dabar mūsų kairė ranka laikys kamuolį rankoje. Kairė koja žingsnį dės į priekį.
Dešinė ranka tiesiai taip laikys lazdelę priešais mus. Ir su šita ranka, kuri laiko svarelį su kaire, mes darysim didelius mostus, bet pabandysim sekti visą laiką žvilgsniu kamuoliuką. Atvedam ranką atgal už mūsų ir pabandome dar leisti žemyn link pėdos. Jeigu pasiekime, viskas tvarkoja, jeigu ne, kiek išeina žemiau. Ir vėl grįžtame į priekį, kuo toliau stumet į tolį. Ir vėl grįžame atgal už mūsų, judame į priekį. Prisilaikom prie lazdelės. Įkvepiam ir grįžtame į priekį, iškvepiam. Vat laikome su tiesia ranka už lazdelės. Ranka tiesi nesilenkia. Įkvepiat ir iškvepiat. Toliau savęs link pėdos. Lazdelė daugiau į priekį padėta. Va. Toliau į priekį bandot pasiekti. Ir vėl grįžtate kuo daugiau atgal. Dar kartelį. Į priekį. Super. Ir atgal. Nuklausykit, rimta. Kuo toliau į priekį. Lazdelė laikot. Ir atgal už savęs, prie pėdos. Ir tolin į priekį ir grįžtate atgal. Sukeičiam kojas. Lygiai taip pat dabar pakeisim pusės. Neskubėkit. Tai dabar dešinę koją statysime į priekį. Laikome su kaire ranka lazdelę, ranka priešais mus. Tarsi pabandėm pastumti toliau ir tada atgal už mūsų, kad paliestume pėdą. Ir vėl. Į priekį tolin, atgal už mūsų. Kvėpuojam. Visą laiką bandykit kvėpuoti. Ir būtinai lydėkit žvilgsniu kamuoliuką. Čia jūsų tikslas. Atgal ir dabar gerai. Metam į priekį kuo toliau. Ir vėl grįžtam atgal už mūsų. Vėl į priekį. Kuo toliau ir atgal. Labai gerai. Dar porą kartų. Prie pat pėdos beveik. Ir vėl. Tarsi į priekį bandot. Ir kuo toliau savęs. Super. Paskutinis. Į priekį ir kuo toliau savęs. Labai gerai. Viskas. Atsikvėpiam. Giliai pakvėpuojam. Taigi pirma treniruotės dalis baigta. Atsikvėpkite, pailsėkite, išgerkite stiklinę vandens ir netrukus grįšime. Atsikvėpėme, atsigėrėme vandens ir grįžtame prie darbų. Taigi pradedame antrąją dalį treniruotės. Na, o dabar atsisėsime ant žemės ir pasidėsime kamuoliuką prie pėdų, o lazdelę laikysime rankose. Tai pasidedam, kad būtų patogu. Ir taip, atsisėdam dabar. Ir kadangi šilti orai, tai prasiplauksime su baidarė. Pasidedam pėdas prie kamuoliuko. Ne visiškai ant kamuoliuko, bet šalia. Pilnai ant žemės, bet po pėdų pirštais lieka kamuoliukas. Jisai toks pakankamai nestabilus. Rankas laikome taip kaip už irklo, už kraštų lazdelės. Ir pasisukam į vieną pusę irkluojam ir į kitą. Į vieną pusę ir į kitą. Ir pasisukam per juosmenį, tarsi bandot irklų pakabinti iš priekio. Jeigu jaučiat, kad lengva, tai tą patį galima daryti, kai kojas tik ant kamuoliuko, o tai žymiai sunkiau. Ir bandom į vieną pusę plaukti ir į kitą. Į vieną šoną ir į kitą. Būtinai giliai kvėpuojam žvilgsnis į priekį. Ir kuo didesniu mostu darom. Va, nuklausykit, toli nuplauksim. Dideliu mostu į kitą pusę. Kabinam iš priekio ir iš kitos. Nugaros tiesios. Gerai. Pabandykit tarsi irkluoti. Žiūrėkit, iš vienos pusės ir iš kitos. Pečiai juda, pilvas įtemptas. Va, labai gerai. Ir bandot irkluoti iš vienos pusės, iš kitos. Kabinam iš vienos pusės ir iš kitos. Dar keli kartai, kiek pavyksta. Va, labai gerai. Pėdos ant kamuoliuko žymiai sunkiau. Ir iš vienos, ir iš kitos. Vieną pusę ir kitą. Viskas, sustojam. Oho. Na, irklavimus pabaigiam, bet dar liko keletą pratimų. Tai dabar pabandysime taip. Kojas sulenksime, ar ne?
Pėdas pasidėsime taip plačiau, įsivaizduokit kaip klubų plotyje, o kamuoliuką laikysim suspaudę su keliais, kad kamuolys nepabėgtų. Atsigulsim pilnai ant nugaros, o lazdelę pasiimsime į rankas. Na, viskas kartu, labai daug informacijos. Rankas ištiesėme į viršų, kojos sulenktos visą laiką stipriai spaudžia kamuoliuką, bet dar padeda iškelti juosmenį į viršų. Kai tik juosmuo pakilo, rankos nusileido. Ir kai tik juosmuo grįžta, rankos grįžta priešais mus. Reiškia, įkvepiam, iškvepiam. Kiek išeina, įkvepiam ir iškvepiam. Keletą kartų. Vat. Kojos spaudžia kamuoliuką. Įkvepiam, iškvepiam. Čia bus lengvesnė padėtis, o tai padarysim ir sunkesnė. Kojas sulenki daugiau. Gerai, įkvepiam ir iškvepiam. Kiek pavyksta. Jeigu jaučiat, kad mėšlungas viskas tvarkoja. Nedarom, kad būtų per sunku. Va, ir pakeliat juosmenį dar. Pakelkit. Gerai, o dabar pasunkinsim. Viskas tas pats. Viskas tvarkoja, žinokit, nestipriai. Ir keletą kartų padarę tokioj padėtį, mes dabar pasunkinsim. Tai dabar nusileidžia lazdelė už mūsų, mes dar gulim ant žemės. Ir dabar su iškvėpimu pakeliam juosmenį ir lazdelę į priekį. Ir vėl. Leidžiasi lazdelė už mūsų, nusileidžiam, iškvėpiam, kylam į viršų. Įkvėpiam žemyn, iškvėpiam aukštyn. Stenkitės sėdmenimis pakelti juosmenį, o lazdelę stumti į viršų. Kai tik įkvėpėt, nusileidot, kai tik iškvėpėt, pakilot. Va, pajausit sėdmenis dirbant, kada spausit kamuoliuką vidiniai kojos raumenys dar labai gerai. Ir vėl. Grįžtat atgal, spaudžiat kamuoliuką ir kylat į viršų. Labai gerai. Dar porą kartų. Va, ir dabar keliam juosmenį, rankos priešais jūs, labai gerai. Ir leidžiate žemyn rankos už jūs. Dar kartelį, iškvėpėt ir tada grįžtat, įkvėpėt. Na, labai gražiai. Paskutiniai kartai. Va, ir dabar iškvėpėt, grįžtat. Super, sustojam. Nu ir ką, klausykit, paskutinis pratimas liko. Čia buvo prieš paskutinis. Gerai. Na, o dabar jau pagulėjom, pasportavom pagulėję, liko paskutinis ant pilvo atsigulti, ar ne? Tai dabar kamuoliuką pasidėsime priešai save. Lazdelę lygiai taip pat. Nustumsime taip, kad liktų priešais jūs lazdelė. O gulsime ant pilvo. Irgi atsargiai, pagal galimybės, kiek pavyksta. Vat, ir kamuoliuką dabar pabandysime suspausti mums už nugaros. Tai žvilgsniu žiūrėsim į apačią, kamuoliuką pasidėsime savo už nugaros, abi dvi rankos lieka mums už nugaros, reiškia pečiai atkyla, pilvas įtemptas. Ir dabar pabandome atkelti kojas, nežymiai. Ir su viena ranka paliesti lazdą į priekį, grįžta kamuoliukas už nugaros, su kita ranka lazdą į priekį. Ir taip į vieną pusę ir į kitą. Vat, iš vienos pusės, iš kitos. Praktiškai gaunasi plaukimas. Tarsi bandome plaukti. Iš vienos pusės, iš kitos. Va, labai gerai. Ir pagaunat, palėtėt lazdelę iš vienos pusės, palėtėt iš kitos. Žvilgsnis į apačią. Va. Prieš tai ir klavom, o dabar plaukiam. Prieš tai judėjom atsisėdę, dabar atsigulėm pilvo iš vienos pusės ir dabar iš priešingos. Vat, ir grįžtat į priešingą pusę lygiai taip pat ir dabar į kitą. Va, iš vienos pusės ir iš kitos. Labai gerai. Viskas ir sustojam. Gerai. Super. Nu, klausykit, baigti. Viskas, baigiam savo plaukimus, padedam kamuoliuką į šalį, kelius sulenkiam, atsisėdam ant kulnų ir rankas ištieskit toli į priekį. Toli į priekį, kuo gali toliau. Giliai kvėpuokit. Nugara nuspausta žemyn, rankos tiesios. Giliai pakvėpuojam, su abiem rankom judame į kairę pusę, kuo toliau į kairę. Labai gerai. Kuo toliau į šoną, kad temptų dešinę pusę. Ir lygiai taip pat į priešingą. Judame į dešinę pusę. Irgi tolyn į šalį, į šoną su kvėpavimu. Viskas. Grįžtame per vidurį,
Pakylame į viršų ir treniruotė baigta. Ačiū Jums, šaunuolis. Nu, klausykit, jau beveik maratonui pasiruošėt. Buvo rimtų iššūkių. Išlaikyti pusiausvyrą, nenukristi nuo kamulio. Tikiuosi viskas laimingai pasibaigė. Ir pasimatome kitoje mūsų treniruotėje. Viso geriausio. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai. Asmenims su cukriniu diabetu fizinį krūvį planuokite iš anksto. Susileiskite insulino, pavalgykite ir po 1 ar 2 valandų mankštinkitės. Prieš sportuodami visuomet pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Turėkite gliukozės tablečių arba vaisių sulčių. Turint aukštą kraujo spaudimą, būtina gauti sutikimą sportuoti iš savo šeimos gydytojo. Pradėjus jausti galvos svaigimą, sustabdyti treniruotę. Turėti šalia vandens. Esant po klubo endoprotezo operacijos, draudžiama atlikti pratimus, kuomet kojos kelis aukščiau už klubą. Pėda sukasi į vidinę pusę, kuomet koja tiesi. Pratimus atlikti tik mažoje amplitudėje iki skausmo ribos. Gulint ant nugaros, turėti pagalvėlę po galvą. Patartina sportuoti su artimųjų priežiūra.